Balta kaip gulbė ir matoma iš bet kurios Kauno vietos. Kristaus prisikėlimo bažnyčia traukia ne tik maldininkus, bet ir turistus norinčius pasižiūrėti, kaip atrodo laikinoji sostinė nuo 70 metrų aukščio bokšto. Laiptais arba liftu pakilusius ant prisikėlimo bažnyčios stogo pasitinka mažutė Šiluvos Švenčiausios mergelės Marijos koplyčia. Spūdinga vieta. Šita vieta iš tikrųjų įdomi to, kad iš kitų Kauno miesto vietų labai gerai matosi. Ją galima matyti iš aplinkelio Marijampolė, tas vadinamas vakarinis lankstas labai puikiai matosi jinai iš Šilainių, matosi iš Rokų pusės. Vienu žodžiu, toks spūdingas architektūrinis ir tuo pačiu kulto objektas, kuriame gyvai vyksta ir pamaldos. Galima tuo pačiu, čia būna ir vestuvės visokios, lipa žmonės ten ant stogo, net kiek žinau, ir ten ir liktai su kunigu vestuvės galima atlikti. Balta iš išorės, balta ir viduje. Taip dar labiau padidinama didingos bažnyčios erdvė. Ir nors prisikėlimo bažnyčia įtraukta į daugelį turistinių maršrutų, tik nedaugelis žino, kad tai ne vienintelė prisikėlimo bažnyčia Kaune. Kauno Žaliakalnis turi savo kitą prisikėlimo bažnyčią, mažytę, parapinę, čia už kvartalo ar už 2 kvartalų. O šitą tarpukarį buvo nutarta pastatyti įspūdingą bažnyčią, kuri reprezentuotų modernumą valstybės, ir buvo nutarta pastatyti šitą prisikėlimo bažnyčią. Ją pastatė, bet nespėjo įrengti, nebuvo nutinkuota ir prasidėjo Antras pasaulinis karas. Tada čionais buvo įkurta gamykla radijo. Gamino televizorius, iš tikrųjų buvo sudarytas smarkiai, buvo perdangos įrengtos, čia buvo pristatyta papildomų pastatų, iš kurių dalis iš tikrųjų dar ir liko vadinama Žaliakalnio viešbutis toks su senąja gamykla viena pusė. O šitą pusę grąžinus bažnyčiai, pačią bažnyčią sutvarkė ir sakykime, to aplinkinius pastatėlius čia mažesnius išgriovė ir sutvarkė taip gražiai, kad dabar iš principo yra kaip funikulieriaus, turistinių požiūrį jinai kaip funikulieriaus ašis, užsikeli funikulierium ir toliau kili jau ten tuo liftu į viršų ir apžiūrėti miesto panoramas.